Labas rytas. Šiandien žiauriai sunki diena buvo. 7 diena. Jo, jau 7 diena ir mes nuėjome jau beveik 200 km. Šiandienos planas pristatys jį Dominykas. Mūsų planas šiandien yra nueiti iki Šakių. Nuotaika tokia nelabai. Kažkaip skauda biškį kažką visiems. Šiaip jaučiamės nelabai gerai. Šiek tiek man pačiam silpna šiek tiek. Ir pečius labai kerta. Dominykas tikriausiai geriausiai jaučiasi. Nuėjom 6 km iki tenais liko kiek? 14 km, kokias 4 valandas iki Lietaus, tai bandysim bėgti ir geresnis jausmas šiek tiek negu pradžioj dienos. Kaip jums? Pėdos biškį kažkaip lupas. Visi pleistrai. Nežinau. Kaip skutė. Taip. Jėgų biškį nėra. Ir naktis tokiam kažkokiam, kai miške, žinot, tokie garsai, tai visokie žadina, tai nelabai gerai mėgau. Nu, bet tikimės spėt iki audros nueiti. Jeigu nespėsim, tada ne kažką. O tau? Aš tai irgi žiauriai prastai mėgojau. Jausmas, kad nemėgojau, nes vis atsikeldavau. Ir tikrai tie garsai trukdė. Sustojom kažkur prie, nežinau, 10 km Šakių liko, tai tiksliai. Žiauriai karšta, nėra jėgų. Pasitaisim kojas, užsidėjom pudros ir eisim toliau. Nežinau, kažkaip sunku darosi eiti. Juliui ir Dominykui puslės atsirado. Kaip jūs jaučiatės? Pamatysim. Aš dabar posėdim, tai nesijaučiu. Tas pleistrai uždėtų, bet tai ar jie padės? Visiems, kas sakėt, kad čia žiauriai lengva, hebra, pabandykit patys. Mes dabar esam pusiaukelėj, va dabar esam vos daugiau negu pusiaukelė, jau virš 200 kg. Pabandykit patys, hebra. Doms parodė. Dabar esame nuėję 216 ir 82. Ne, 820. Mes taip gerai dabar jaučiamės, nes, nu žodžiu, šiandien biškį, kadangi audra naktį, tai nusprendėm pasiimti Airbnb. Jo, ir ką tik ėjom į Šakius. Hebra, Šakiai, žodžiu, pagaliau ėjom į Šakius, hebra. Aš žinau, kad mes praėjom tik tais vakar pusiaukelė, jo. Nu, realiai šiandien, bet vakar. Ir mes išsinuomavom Airbnb su virtuve, su 3 lovom. Realiai, jeigu be jūsų, kas visų žmonių pagalbos, be tėvų pagalbos, be Airbnb tikrai nenueitume. Jo, mes pripažįstam, kad nu, mes nenueitume be tėvų ir visų žmonių, kurie mums padėjo šitą žygį eiti. Ir be tų sustojimų kažkur tais, kas pasiūlo prieglobstį namuose. Toj jau būsim Jurbarke, poryt būsim Tauragėj ir nuo Tauragės iki Palangos 102 kg. Mes dabar pavalgę biškį, degalinį sustojam. Pasikrovėm be reikalo, bet nieko. Nu ką, sustojom Šakiuose. Kažkokiam apsistojom svečių centre kažkokiam, nežinau. Radom vietą, kur išsiplauti rūbus, tai va, dabar šiek tiek pavalgysim. Čia nais, jo. Ir tada varysim miegoti, nes bet rytoj šiek tiek lietaus yra, tai išduosim po lietaus. Reikia dabar susirasti vietą, kur miegosim rytoj. Palapinį tikriausiai rytoj miegosim. Labas rytas. Pajudam į Jurbarką. Šiandien turėtų būti gera diena, mūsų neturėtų sulyti. Rytoj gal sulės, nežinom, gal pavyks išsigelbėt nuo lietaus. Jaučiamės visai neblogai, aš neblogai jaučiuosi, kaip Juliau jautiesi. Gali vienas skauda, bet gal nieko. Reikia įsivažiuoti. Kaip Doms? Aš tiesiog suklievau visą pėdą su izoliacija, su vata, su pleistru. Dabar laiko. Jau nueita 220 km, šiandien bus 250 tikriausiai. Jau einam link Jurbarko, nuėjom apie 12 km, liko tiek pat. Bet nuovargis ir tikrai nuovargį yra. Kojos gal gerai jaučiasi, bet šiandien labiau pečiai ir nugara. Šiaip nelabai jaučiasi gerai.
Einam kažkur tais tarp Šakių ir Jurbarko, tai visai čia gražu. Tik tais, kad einam plentu, tai daug fūrų ir daug mašinų, tai reikia atsargiau eiti. Čia viskas neblogai. Po maždaug 250 km priėjome prie Jurbarko ir tuo pačiu dar gauname pereiti per Nemuną antrą kartą. O dėl savietos, tai kaip nuėjau šiandien 30 km, labai gerai. Jurgis su Dominyku irgi, manau. Pirma nuoroda į Klaipėdą. Aфиgenai. Aфиgenai. Sustojom Jurbarke, pasiemam kebabus. Didesni negu jam ir 4,30 € už didelį kebabą. Mes dabar turim kem kilų iki Tauragės ir rytoj 1 valandą liūtis Tauragėj. Tai mes turim ateiti iki 1 valandos. Tai yra, Mums iki Tauragės yra 40 km. planas toks, 2 kilų ir rytoj dar 20. Nu ką, šiandien nueita 40 km ir jaučiamės labai gerai. Dar pavyko užsikurti laužiuką ir campsite'as turi ir tualetą, ir pavėsinę, ir galim, kaip matot, laužą užsikurti, labai gerai. Žiauriai gerai praėjom šiandien. Žiauriai pozityvų daug, žiauriai norisi kuo greičiau baigti šitą dalyką. Jėgų labai daug. Jis palapėnė biškis smirta viduj. Nemalonu bus miegot, bet to išmoksim greitai. Rytoj reikės anksti keltis, nes lietus ateina. Parduotuvė turbūt nuo šonį atsidaro, tai aš žiūrėjau iki parduotuvės. Žodžiu, iki Tauragės yra tik viena parduotuvė ir ne už 11 km. Ir mums su atsargom ne kažką. Nu tai dėl vandens. Vandens neturim. Kada mes keliamės? 6:30. Ne, 6:08. 6 dabar 2 valandas einame iki parduotuvės, 8 atsidarome, susipirkam vandens. Net Ir einame iki Tauragės. mes dar atsigusim 3 valandas Na išdėsim. tai gerai, vis spėsime į parduotuvę. 6. Yeah. 6. Tai va, kokios tokie planai. Nu, maisto kaip kas turim, aš daugiau, Dominyka šiek tiek mažiau turi maisto. Aš irgi turiu pakankamai daug. Jo, tai Dominykui čia biški bet vandens Tai ir man ir Dominykui. Ir vėl. Aš vandenį kažkaip man net sunku, ne? Mes visai ką su Jurgiu kiekvieną kartą apsiskaičiuojam ant vandens ir visai ką kažkaip per mažai būna. Ne, bet žinai, kas neša sunkesnės kuprinės, o kas... Nu, mes jau nebejaučiam kuprinės, tai koks skirtumas realiai. Gerai. Tai va, gerai. Tiek šiandien. Jo, iki rytojus.